Ką reiškia sapnuoti mešką? Sapnai apie meškas dažniausiai turi gilią simbolinę prasmę ir yra labai reikšmingi. Tokiuose sapnuose yra svarbi kiekviena detalė ir elementas, kuris gali padėti teisingai interpretuoti sapno reikšmę. Paprastai meškos mūsų sapnuose mums atneša perspėjimus apie laukiančius svarbius įvykius, užduotis, nemalonumus, nelaimės ar netgi praradimus. Būti meškos užpultam turėsite svarbią užduotį, kuri pareikalaus visų jūsų sugebėjimų. Jeigu meška vaidina cirke, atsiras galimybė pasijuokti iš savo priešų arba jiem atkeršyti. Matyti meškos kailį kažkas siekia pasipelnyti jūsų sąskaitą. Medžioti mešką – perspėjimas būti budriems ir atidiems. Susidraugauti su meška teks dėl kažko atgailauti. Ruda meška – pavydas. Balta meška – galite būti nekaltai apkaltinti, todėl teks įrodinėti, kad esate nekalti. Juoda meška – nuostoliai ir praradimai. Žaidžianti meška – perspėjimas apie nelaimę. Bėganti meška – planų ir sumanimų išsipildymas. Jei bėgate nuo meškos, tai rodo norą išvengti konfrontacijos. Sapnuoti, kad medžiojate mešką, reiškia, kad siekiate didelio tikslo ar iššūkio. Senovės išmintis apie mešką sapnuose. Įvairių kultūrų ir tikėjimo atstovai per visą istoriją ieškojo išminties mūsų miego šešėliuose, įskaitant sapnus apie meškas. Šie galingi padarai visada kėlė susidomėjimą. Skandinavų mitologijoje Lokys buvo siejamas su kariais ir dievais, dažnai simbolizuojantis jėgą ir drąsą. Daugelis indėnų genčių mešką laikė dvasiniu vedliu, suteikiančiu išminties. Krikščionybėje Lokys sapnuose siejamas su savęs analizavimu, nes Lokys pasitraukė į savo urvą, panašiai kaip dvasinės tiesos, ieškantis atsiskyrėlis. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.